Kas čia žargstasi sodybai, to į kamerą paklius. Davidienė, kas čia vyksta? Ką? Labas rytas. Senas svečias. Anksčiau žaidavai dažniau į ekraną, kiek atsimenu. Nu, dabar matai, mane įtraukė sistema, dėl to nebėra laiko kitiems dalykams. Pavojinga sistema, pavojinga. Jo, ką jaunimas darbą rado? O, surenka tai, ko dabar nebereikia. Aš jau šitas įsmigęs. Gerai, išsmyk laukan. Nu va, užduotis yra surinkti visą tai, nes vakar aš pravažiavau va čia va su žoliapjove ir liko šukės, kurios išskraidys po pievas. Todėl reikia viską surinkti, kol viskas netapo iš šukės. Štai taip atrodo nurinkta. Galima bus žoliapjove pravažiuoti, jeigu kas auks. O čia yra jau prasideda mūsų poilsio zonų kūrimas. Va, 3 supynės mažiausiam. Aš atsisėdu, dar užpakalio nesiekiu, tai aš irgi galiu sėdėti. Tai čia jau rimtesniem veikėjam. Šiandien galės išmėginti, šiandien piknikas. Šiandien piknikas. Antras savaitgalį iš eilės. Geras oras. Kuo šį savaitgalį skris nuo peito, manau, kad tom, kad uodai bus. Pritas tik nebuvo, dabar bus. Ką jaunimas dar dirba. Kas buvo, Simai? Dinozavą parodė. Kur? A čia vadinasi įsipjoviai. Net kraujas nebėga. Čia kraujas. Nebėga, baig tai eik dirbti. Aha, neišmėtykit pakeliui tik tai. Čia va Ugnės su Greta pririnko. Vakar va žolytė nupjauta. A gražiai sutvarkėm šį čia? Tai jau galima bus žolę pjauti. Čia va dar reikėtų kažkaip tai sustvarkyti, kad nupjaut žolę. Kas vyksta? Kas čia mane dabar apkalbinėja? Iš tolo girdžiu. Nu, tu žiūrėk, ant ko stovint, nupjautau žolelės gražios. Kokios gražios? Vakar pjoviau. Žiūrėk, agrastinė nupjautų, yra gražios žolelės. Kur tie agrastai buvo? Ar dar nebuvo? Nu dabar jau buvo, bet nebeliko, vėl bandom. Antrą. Nu čia jūs gerą vietą išsirinko, čia tikrai nepjausiu. Nu čia patirtis, suprantate. Patirtis, jo, jau po biškį jūs įgūdę tampat. Ne jūs, jie. Jie. Aš tik pagalbinis. Bet aš kadangi įpratau jau gauti moralinį diržą, tai aš nebijau. A, nu tai va, tai gerai. Ką? Piens. Nu, Davidienė, gal kokį akmenį ras dar pamatą namą kokį nors. Čia nematau pamatų. Ten jeigu yra ten pamatai, čia nieko nėra. Nu gerai, supratau, čia vienu žodžiu nepjaunama, o ravima zona. Ja. Bus. Tos braškės visą laiką, man atrodo, su Zaimariu. Su Zaimariu? Ja. Tai vat kaip, ko skiriasi pjaunama zona ir sodinama zona? O čia ir pjaunama. Vaikai tą neišmoka ravėti. O va čia yra ravima, nu. Ar yra skirtumas tarp ravimas? Vaikai tą neišmoka ravėti. Biški yra Dar skirtumas. nedaugo iki ravėjimo. Nedaugo, man atrodo, priklauso nuo viršininko. Ne, taigi du viršininkai yra. Aš už ravėjimą neatsakingas. Ne, du viršininkai, vienam klitelės griaut, kitam Nu. pjaut medį, tai žinai. O, mėšlas pokščiai krito. Nori pašik dar būti Šviežesnis. šviežesnis. Tai palaistysim, tas bus šviežus. Tikėvom, sakau, pačiai. Tu ten taip toli metalą numetei, žinok, paskui iš ten reikės rinkti. Jo. Sviedė. Toli, kad nieks nerasta. Nu gerai, vienu žodžiu. Atėjau pažiūrėti, ar čia yra mano pjaunama zona, tai gerai, kad nėra. Mama, matai, kaip mes ten sutvarkėme už šiltnamį? Matei?
Pievelė, galėsi jau palapinę pastatyti Davidieniai. Šiaip tai ten prie dušo mėgsta nakvoti. Ar dušė. Gerai. Gerai, kas čia mama pasodinta yra? Čia bus dabar avietės. Ten yra... Vasarinės geltonos, dabar raudona Tik pasodinta. niekam nepasakau, kaip mes darom. Ne, nu tu kur tau, aš tai nepasakos, viską kamera padarys. Nu, tik nesakyk niekam. Nesakysiu niekam. Tas, kuris mato irgi. Už metų sužinosi, jau bus per vėl. Pozna batė. Na. Nes paskui pradės kopijuoti ir jiems irgi neužaugs, įkaltins mus. Va, žiūrėk mama, mano darbininkai, matai, jie kai baigia darbą, iš karto ateina, nori dar. Tai varabėkit žuolę. Organizuotumas yra. Varabėkit. Na. Tai diržą. Diržą. Jam ateina, ieško darbo. Taip, ieško darbo. Todėl, kad valdžia yra skirtinga. Na, gerai. Kol kas tiek žinių. Negaliu nenufilmuoti, kaip auginamos braškės. Va. Va čia va yra braškė. Jinai žydi geltonai. Ta braškė. Reikia svarbiausia nenupjauti. Šiaip jinai taip originaliai braškė atrodo. Bet pas Olgą va yra netgi su pukeliais braškių. Va. Va. Žiūrėk, o jeigu mes papūsim, žiūrėk. Dabar šitą braškę pasidaugina, va. Va, kokių nuostabių braškių yra šį čia. Pas mūsų mamą. Va, čia yra pražydusios, iš vis išsiskleidusios braškės. Jau toj valgysim, jaučiu. Davai paragaukim braškių, va. Opa. Opa. Skanios braškės. Šiais metais valgysim geltonų braškių, vaikai. Norite braškių? Geltonų aviečių. Nusiskinkit, dar kelios yra prinokusios. A? Kaip ne braškės, pasižiūrėk, čia braškių laukas. Niekaip kitaip nepavadinsi. Va, vaikai, braškės suvalgykit. Su pienu galit pasitaisyti. Cukraus susidėti, kaip įpratę esate. Na. Kas čia su to žvaliu valgyti? Jo, reikia dvi dienas suvalgyti. Ir daug kam tikit. Atrodo, aš plungiai per daug suvalgiau. Dvi suvalgykit. Skanios braškės. Biškai gal cukraus trūksta. Čia pilna vabaliukų. Nieko, valgyk. Ką? Aš irgi, net nežiūrėk. Aš ir esu valgę. Nu. Aš šitą mėgstu irgi po 2 braškės. Cukraus biškai trūksta, ne? Nu, šiaip visai geras. Mama, geras braškės augini, geltonas. Mes pavalgėm po 2. Ne, nu tai nieks nevalgo, bet čia prisirpšia. Daug daigų yra, nepergyvėm. Ten yra, nu ten ne braškių laukas, ten įtartina. Kaip ne braškių? Nu viskas aišku su jumi. O kaip to nebraškiai, reikia nebraškiai savo? Nu. Bet žiūriu visur taip, visur vyksta tokie reikalai, kad reikia saugoti vieną. Aha. Ypač gamtoj. Aš pastačiau už tavo nugaros traktorių, kad visose nuotraukose būčiau ir manęs dalis būtų tenai. Gudrus, ką? Gudrus, jo. Atseit krėslą vežiau tenai įsigijo. Atseit. Iš tikrųjų traktorių norėjau čia pastatyti. Bet ten krėslas ant krėslo, ar ten vienas krėslas? Ten yra vienas toksai kaip soliukas. Kaip gerai leidži laiką, ką, Davidienė? Šiandien aš norėjau apiplėšti žmogų. Ir mes tau įrodinėjom, kad nevogti nesutikai. Nesutikau. Ne, Čia nu, aš čia buvau teisas. Išdidumo pilnatvė pas tave buvo pasireiškus. Bet gerai, kad atgaila paskui atėjo, net Nes paskui netikėtai. išsirišo, kas įvyko, nes nesupratau, man trūko detalių. Dar pasipiktinęs vaikščiai. Nes realiai galvojau, kad neims, ta prasme, nereikia ten tų pinigų kažkur, kur jie nukeliavo. Nu, ta prasme, trūko detalų, aiškumo. Pitagoro teoremai trūko šaknies. Na, bet paskui išsiaiškino. O, žiūrėk, sako, vos paeina, o po 4 neša. Jisai buvo už mane, mano sesers 43 metų. Ateina reportažų darytojai. Kaip sekasi jaunimas. Čia apie laisvą valią kalba. O, Jisai ką tik tokį teiginį pasakė gerą, nu. kad... Nu, pakartok.
Opa. O Opa. dabar imkit ir pakartokit. Apie laisvą valią, kad sako, tu nerūkai, sakau, nerūkau, sakau, Dievas išlaisvino. Sako, nu, sako, čia, žinai, jeigu norėsi, nenorėsi, čia šiaip su laisvą valią pats gali viską padaryti. Reikia tik norėti, o čia melskis, nesimeldė, žinai. Čia reikia geros, stiprios, laisvos valios. O kas jie turi? Jisai sakė, turi. Turi? Jo. Čia sako, Dėl gėrimo, dėl... sako, aš turiu laisvą valią, noriu ir rūkau. Tai aš jam sakau, davai metu, sakau, nevartok alkoholio ir nerūkyk, sako, su rūkimu neina taip, sakau, Tai va, tavo laisva valia stipri. kur stipri, jo. Prigavom. Gali gaudyt kiek tu nori. Ne, nieks tas negaudo. Iš tikrųjų mes laisvą valią turime, bet jinai yra antiek smarkiai įtakojama aplinkos, kad kiek ten tos laisvos valios beliko, tai čia klausimas. Nes įtakoja mūsų, pavyzdžiui, kaip cigaretės, ne? Malonumai įtakoja, nikotinas įtakoja, chemija, nusiraminimo, visokie hormonai įtakoja, aplinka, kultūra įtakoja, tiek įtakoja, tai kiek tos laisvos valios liko, ten mes kaip robotai paskui einame užprogramuoti. Jo, va, pagelbėjai. Na. Tas geras žodis įtakoja. Jo. Laisvą valią įtakoja teisingai. Mes jas tik tai vadinamės, kad turim, iš tikrųjų jos mažai ten dalykai yra. Realiai dažniausiai renkamės tarp blogo ir blogo. Arba tarp malonaus ir malonaus. Bet tikrai ne tarp malonaus ir nemalonaus. Nemalonaus niekada nepasirinkam, ant kiek teisingai bebūtų. Greičiausiai tokie vat kažkokie. Palauk, tai jau. Morka ne... Ai, atsakymą lauk. Šiaip, čia, o galima čia nufotografuoti, reikia profilio nuotrauką pakeisti, nes Deividas ieško žmonos. Deividai, čia tavo profilio nuotrauką. Mes jau norim pakeisti profilio nuotrauką tavo. Dėdė Rimvidai, ką jūs turite? Ne, nemoku. Eilutė. Bet aš sakiau viskas. Jūs norite sužinoti eilutės, aišku, skaičių. Norėčiau. Kalbėk. Romiečiams 8 skyrius 22 eilutė. Man šįryt buvo toks, tai Dievas nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus. Kaipgi jis visko nedovanotų kartu su juo, ką ir sūnui, tą ir mum. A gubanį trėsnė. Ką ir sūnui, tą ir mum. Kas kaltins Dievo išrinktuosius, juk Dievas išteisina, kas pasmerks, Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtarė mus. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės, ar siertos, ar nelaimė, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas. Ką Kristus, tas ir mum. Ką Kristui, tą ir mes. Mes esam bendra paveldėtojai. Čia tavęs nepapjaus. Žiūrėk, ant šašlykų jau šūnį to leis. Zita, pamojuokit su špaga. Pukė bėg, ant šašlykų tave toj. Pukienos. Su iešmu prie tavęs gretinas, tu nieko nesakai. Gerai. Gintautas buvo praeitas iki pas mus šičia atvažiavęs pirmą kartą. Ir jisai nepasakė, kokie įspūdžiai jo yra. Nusimuilin mane pasakęs. Labai puiku. Meditacija. Meditacija? Aha, o plačiau, ką tai reiškia? Meditacija iš ko? Kas čia meditacija? Iš gamtos ramybės. Supratau, žmonių čia nebuvo. Buvo. Kaip žmonės? Puikus. Puikus. Aha. Ar verti žmonės būti draugais? Verti. Verti. Todėl grįžai antrą kartą? Aha. Ieškai naujų draugų. Gerai, čia geras būdas susipažinti ir tapti draugu, kai ateini dar sykį. Jo? Gerai. Ar tarp šitų pretendentų į draugus gali egzistuoti trintis, kuri bus nepatogi?
Nežinau. Ar jie tobuli? Taip gerai dar nepažįstu. Nepažįsti, ja. Bet mes norim tave iš anksto perspėti, mes netobuli esame. Jo, bet ką daro trintis? Trintis paklausia, ar tu iš tikrųjų draugas. Ane? Kada kažkas kažką įžeidžia ir taip toliau. Ar tu atleisi, ar tu iš tikrųjų draugas. Ir va tokiu būdu mes išgyvename kartu. Mes atleidžiam, mes sakom, jo, aš noriu būti draugas. Jo, išgyvenam. Survive angliškai. Rimvydas išdrąsė, negaliu patikėti. Jo. Kaip tai Dievas pakeitė Rimvydai? Konfuzija. Konfuzija jį pakeitė. Gerai, mes nuo Gintauto nusukom kamerą, tai labai blogai. Nu, nes tu labai daug kalbi, tai tave Ne, filmuoja. aš užduodu klausimus. Ir tai nieko neatsakysi. Atsako. Atsakė. Atsakinėjau, nu žodžiu. Sakė, šičia yra daug pretendentų į draugus. Ir šičia yra daug relakso gamtoje. Ir jisai grįžo, nes jisai nori draugų. Ir dabar, jeigu po šių klausimų jisai grįž dar sykį, jisai tikrai nori draugų. Davai kokį gilesnį klausimą Gerai, paklausk. gilesnį klausimą. Aš noriu Gintą apkabinti, galiu. O, palaukti, kažkas vyksta. Galima, jo, čia vyksta. Fotkin dar. Gerai, fotkinu, smile. Iškirp, nu fotkin. Paspausk. Gerai. Tu, jo, tada aš išjungsiu. Baigit. Gerai, ką mes toliau galima paklausti Gintauto? Ar Gintautas ir tikintis? Taip, tikintis. Į ką? Dievą. Į kokį? Aš irgi tokį vakarą. Kokį? Nu gerai, mes duokime vaizduotėj praplėsti biškį būdvardžių, ne? Gerai. Kulieta. Ką? Kulija. Kūrėjas, okei, geras būdvardis. Griežtas. Taip ir Tai būna. būna, ne? Gerai. Kuris tave myli arba nekenčia? Kuri žodis? Mylintis. Myli. Gerai, o jo griežtumas kaip skamba? Kaip myli ar kaip nekenčia? Galim sakyti kaip meilė. Kaip? Kaip ir meilė. Kaip ir meilė. Nes sauklėje taip. Gerai, ar Dievas tave sukūrė, ar tu iš beždžionės? Nepasimauk. Dabar jau. Na, čia būdas. Kaip? Dievas sukūrė. Dievas sukūrė, bet naudoja beždžionę. Pagal tavo ilgą mąstymą, Aš irgi taip galvodavau, kad Dievas sukūrė panaudojęs beždžionę. Evoliucija ir buvo. Čia sėdi labai graži moteris. Gerai. Palauk, nenukreipkime temą. Gerai, mane nunešė biškai. Loreta, tu turi Truputį. dovaną, bet tau reikia susivaldymo dovanos dabar. Gerai, vienu žodžiu, Dievas, kuris galbūt panaudoja beždžionę, nes ilgai mąstyti prieš atsakant. Praktikavos. Kaip? Praktikavos Dievas. Aha. Su dinozaurais sakys. Su dinozaurais sakeis, jo. Gerai. Kokia tau nauda iš to, kad tu tiki, kad yra Dievas? Žinau, sudėtingėja klausimai. Čia sudėtingėja. Einam į superfinalą. Čia kas laimės milijoną? Kas laimės milijoną? Ne, kas laimės dangaus karalystę? Jeigu tu daeisi iki Tokios tokio... prasmės. Jeigu tu daeisi iki tokio klausimo, kur sakysi, ar galima jau viskas, jau man šratai sukasi. Taip ir pasakyk, man jau šratai sukasi. Mes švelninsim klausimą. Ir atsiprašau, galit persėsti ten, ponia Gintautai. Daugiau geros. Ačiū. Interviu sudėtinga imti. Gerai. Dabar labai gerai. Gerai, kokia nauda iš to, kad tu tiki, kad Dievas yra? Sutikė vilties. Kaip sakai? Vilties sutikė. Vilties suteikė, okei. O viltis, kad kas? Nes viltis yra, žinai, čia tik pradžia sakinio. Viltis, kad... Aš viliuos, pavyzdžiui, nusiperku bilietą, viliuos, kad laimėsiu milijoną, ne? Bet negaliu sakyti, nei apie bilietą, nei apie milijoną, tiesiog viltis. Tai nieko nesako, ne? Tai gerai, koks pratęsimas. Dievas atneša naudos, nes atneša vilties, kad... Kad kažkas daugiau gyvenime. Aha, kažkas daugiau negu kasdienybė, rutina, tuštybė, pinigai, merginos. Kažkas yra daugiau nei merginų. Ja.
Gerai. Ir ką tu daugiau esi gavęs iš Dievo, kad tu vis dar jo tiki? Kas tas daugiau? Gal kokių auksinių lietum pradėjo lyš kažkada, ne? Na gerai, aš tu pasufleruosiu, ką aš esu gavęs. Aš labai turtingas. Labai. Dievas man duoda kiekvieną rytą vis naują, žinai, catch, vadinasi, pavedimas. Pavyzdžiui, šį rytą jisai mane mylėjo šviežiai taip kaip niekada anksčiau. Šiandieną jisai man davė džiaugsmą, kurio vakar neturėjau. Ir šiandieną jisai man pasakė, kad man šiandieną atleista už tai, ką vakar dariau. Įsivaizduoji, koks biznis. Tu atsikelia ir viskas nauja. Tai aš turtuolis esu. Ir kiekvieną rytą jis vis nauja ir nauja ir nauja. Ir ką tau jisai ir davęs? Reikia būt atleidimo. A tu nusidėlis? Ne. Tai ką tau atleido tada įdomu, jeigu tu nenusidėlis? Tai va, tu štai nenusidėlis. Tau atleido, kad tu save vadinai nenusidėlį. Aš tau atleidžiu už tą išdidumą. Tai tu nusidėlis ar ne? Ne. Vidutinis toks. Vidutinės klasės. Smulkės nuodėmės tokias. Supratau. Mes kalbam ne apie akmenis, ne apie plytas, apie smėliuką. Nie bažnyčias nuodėmė. Nežinau, ką aš. Gerai, o ko skiriasi smulki nuodėmė nuo stambios? Ar viena iš jų yra nenuodėmė? Smulkiai gal kai saukinki, stambi kai kam nors daugiau. Aha, gerai, skirtumas yra, bet jeigu mes kalbam apie nuodėmės apibrėžimą, kuri iš jų nenuodėmė tada? Abi nuodėmės. Tai tu nusidėlis pasirodo? Vidutinės klasės. Vidutinės. Bet nusidėlis. Tai jeigu tu nusidėlis, tai pakeliui į pragarą. Nes nusidėliai į dangų nepakliūna, ten tik tai tobuli. Tai tau šakės. Dievas yra šventas. Tai tau šakės. Paverkite progą. Ne, bet rimtai. Gerai. Ar yra, jeigu aš vidutinės klasės nusidėlis, ar yra vidutinės klasės nusidėlių pragaras? Ar į bendrą mane siunčia? Nu, tu kaip vidutinės klasės turėtum žinoti. Nu, turbūt kokie teismo pradžiai. Teismas jo pradžiai, o paskui siunčia į koloniją pagal sunkumą, ne? Pagal sunkumus. Supratau. O yra, kad teismas, ane, ir tu teisiamas ir nusprendžia, nu jau arčiau dangų, tada prie būna, ne? Taip nuodėmės ant tiek tokios smulkios prie dangaus sienos, prie vartų, ten šalia Petro, kuris raktus. Jo, bet vis siena nesi dangui. O dangui Dievas? Kaip ten pakliūti, ką? Išpažinti, man atrodo, reikia. Išpažinti nuodėmę. Gerai, jeigu tu esi teismo suole, yra teisėjas ir tu išpažįsti, aš nusidėlis, ką teisėjas sako? Laisvas? Ne? Ką? Ne. Ne. Tai gerai, tu išpažįsti dabar, ne? Ir tu eini dangų? Nu ne, tu visien prisišykęs iki ausų. Kažkur tas nuodėmės reikia padėti, Ja. kad liktum švarus ir... Na gerai. Aš dabar pasakysiu tai, ką aš noriu pasakyti. Mes visi esam nusidėliai, nesvarbu kokios klasės. Nes nuodėmė yra nuodėmė. Ar didelė, ar mažai yra nuodėmė. Ar yra atlygis už nuodėmę skirtingas? Taip. Viena nuodėmė yra baisesnė už kitą nuodėmę. Bet kokia nuodėmė bebūtų, atlygis už nuodėmę yra mirtis. O mirtis tai nėra numirti ir būti palaidotų po žemę. Ne. Mirtis yra būti palaidotų nuo Dievo. Ir palaidotų ten, kur Dievui tu miręs. Nebėra tavęs. Tai yra mirtis. Ir kokią reikia nuodėmę padaryti, kad tu būtum palaidotas ir būtum be Dievo? Bet kokią.
pačią smulkiausią, kaip smėlio grūdelis. Ir tau yra šakės dėl to, kad tu jau nebetobulas. Ir kokia nauda iš Dievo mums yra? Mes sakom, Dieve atleisk, bet jisai, jeigu jis ir pasakys atleidžiu, vis viena nuodėmė buvo. Jinai visiems buvo. Faktas, ar ne? Ir todėl jisai sako, atlygis už nuodėmę mirtis ir kažkas turi mirti už ją. Ir kadangi turi už ją mirti, tai kas mirs? Jeigu tu mirsi, tai tu nueisi pragarą. Už nuodėmę, jeigu mirsi. Bet jeigu numirs tas, kuris nei kart nebuvo nusidėjęs ir pasims tavo nuodėmės ant savęs, o savo tobulumą duos tau, apsimainysite drabužiais. Ir tada tu būsi tobulas, o jisai į pragarą. Ir Jėzus būtent tai ir padarė. Ir Dievas sako, aš siunčiu savo viengimį sūnų, kuris nei kart nebuvo nusidėjęs, ir jisai ateis ir apsimainys su tavim drabužiais. Ir tu dabar eisi dangų, nes tu niekada nenusidėjęs pagal tai, kokia tavo drabužiai. O jisai nuneš visą tai į pragarą, nes jisai pasiėmė tavo nuodėmę. Ir va čia yra būdas, kuriuo Dievas gali padaryti, kad tu būtum tobulas. Kitokio būdo nėra, nes tu pamėgink nenusidėti. 1, 2, 3 ir visiems kvailos mintis puola mane, ne? Jo, ir mes negalime nusidėti ir vienintelis būdas yra, kad kažkas kitas už mūsų paims tą kalėjimą, į kurį mes pakliūtume amžinybėj. Taigi, ką mes galime padaryti savo širdyje ir kas yra labai svarbu, svarbiausia gyvenime. Kuomet aš sakau, Dieve, taip aš nusidėjęs, taip aš noriu eiti pragarą, bet aš nenoriu, atleisk mano nuodėmes. Ir aš noriu, kad jos būtų atleistos, apvalytos ir dingusios per amžius, kad aš būčiau tavo, Dieve, visą laiką. Ir jisai gali tai padaryti tik. Todėl, kad kryžiaus darbas jau atliktas, jos jau užmokėtos ir tu dabar nori jas priimti. Nori priimti atlygį. Tai yra atlygį už tai, ką Jėzus yra padaręs kryžiuje. Ir ar tu paprašei nors kartą savo širdyje, kad Dievas atleistų tavo nuodėmes? Gerai, jeigu tu paprašei, tai sekantis klausimas yra, tai tu eisi po mirties į dangų ir į pragarą. Turbūt į dangų. Gerai, už ką? Nes gyvim. Nes Jėzus atleido tavo nuodėmes. Ja, ir va čia yra didžiausia nauda, kuri padaro mus pačius turtingiausiais. Mes negalime būti dar turtingesni, kaip kad tie, kurie jau į dangų įsipratė. Čia yra kaip elito elitas. Mes einam pas Dievą. Jau pas patį Dievą. Ir va čia yra čia mūsų turto didybė. Dievas mūsų apvalė švariais ir priėmė į savo šeimą. Ir tu esi jo vaikas. Gerai, o kas toliau eina? Kas toliau? Dievo turtai yra begaliniai. Ir jisai nori, kad jisai būtų tau palaiminimas viskame, kame tik tai tu bebūtum. Pavyzdžiui, tavo minčių gyvenimas, jisai nori duoti tau išmintį. Jis nori duoti tau ramybę vidinę. Jisai nori būti tau pasigėrėjimas, džiaugsmas, laisvė. Jisai nori būti turtu tau. Paskui jisai nori būti tau kelrodis ten, kur tu turi eiti. Jisai nori tau duoti išmintį, kaip elgtis su kitais žmonėm, kaip elgtis darbe, kaip darbuotis su sąžine. Jisai nori būti tau viską. Ir todėl jisai sukūrė šioje žemėje bažnyčią. Bažnyčia nėra pastatas, bažnyčia yra krūvelė žmonių, kurie sako, Dieve padėk. Ir jie atsiverčia Bibliją ir sako, Dieve sakyk ką nors. Man reikia tavo išminties ir man reikia tavo vedimo. Ir va tam mes ir norime turėti bažnyčią, tam, kad būtų ta vieta, kuris Dievas galėtų įsiskverbti viską mūsų gyvenime. Kaip man reikia elgtis su žmona, kaip išsirinkti žmoną taip pat yra ten parašyta. Kaip auklėti vaikus, kaip man tvarkyti finansus, kaip man žiūrėti į pasaulį, kaip tvarkyti su savo nuodėminga prigimtim, kuri nori būti negatyvi, niurzgeklė ir taip toliau. Kas yra džiaugsmo šaltinis, o kas yra tuštybė. Viskas ten yra, viskas aprašyta. Ir mes
renkamės šį čia į savaitę porą kartų mažiausiai ir apie ką mes diskutuojam. Mes sakom, Dieve, be tavęs aš nežinau, kur eiti, pasakyk man ką nors. Ir mes užduodam klausimą ir mes ieškom atsakymą. Ir todėl mes esam labai turtingi. Pažiūrėk, komus. Man kepa šašlykus. Mane filmuoja dabar, matai? Aš bendrauju su tavim ir nieko man netrūksta. Mes esame labai turtingi, nes mes viduje turime daug išminties. Mes šiandieną nesame tie, kurie skandinam save alkoholizme, nesame tie, kurie šiandieną murmame užsidarę kur nors kamputyje depresijai, mes nesame tie, kurie apkalbinėjame kitus. Ne, mes sakom, Dieve, wow, tu mane apdovanoji tokia vidinė ramybė, kad man netrūksta jokio pakaitalo. Ja. Tai va, todėl čia yra mūsų bendruomenės apibūdinimas, tai kad mes tau pasakojame. Kadangi tu atėjai su mumis susipažinti, aš tau papasakojau. Aha. Ar tu jautiesi dabar susipažinęs labiau? Aiškiau dabar. Viešpats mane veda eiti į šitą vietą. Čia kažkas vyksta, čia didingi dalykai. Didingi dalykai. Kristoviškis mus, Kristoviškausyk mus. Amen. Štai nušvito saulė ir laiminamės į dangaus pavyzdį. Tai va, Rimvydas žino savo vietą. Kapavietę, Ankapis. Reikia tik užrašyti, bet kas čia toks per jaunuolis įsitaisė prie Rimvydo kapavietės? Šventoji dvasia. Vis dar gyvas. Atgaivinti Rimvydą. Čia šventoji dvasia gimdo Rimvydą iš naujo. Rimvydas prieš vestuvės, kaip matau, dažnai mirti nori. Numiršta, prisikelia, numiršta, prisikelia. Čia kaip procedūra, žinai. Operacija čia yra. Operacija? Ruošia, taip man. Paruošia. Kuo dažniau praktikuos tai, tuo bus lengviau. Kad įprotis būtų. Nes vyrai charakterį vysto. Čia jis tiesiog parodo fiziškai, kaip atrodo mirti savo ir prisikelti, ne? Taip. Jo, nes man gyvenant santuokoj su Jurgita reiks iš vien mirti. Šiaip atsiprašau, bet numirėliai nekalba. Atsiprašau. Kažko šventoji dvasia apačioj ten nešvieti. Šventoji dvasia apačioj. Jo. Taip. A tai čia, atsiprašau, čia jūs esate šventoji dvasia? Taip. Aš, ko jūs pageidaujate? Per kurią vietą jūs esate šventoji dvasia? Šitą. Jumise gyvena šventoji dvasia, bet jūs nesate šventoji dvasia. Kodėl? Žmonės nesupras, apie kokią šventąją dvasią kalbam. Galima plačiau? Ne, čia yra, mes kalbam netiesiogiai. Kai žmogus miršta savo, šventoji dvasia pagaliau. Va, paimam, rukuoja, paimam. Pagaliau, tu mylė, aš dabar galiu kažką nuveikti, o šaunuolis mano Rimvydą, šaunuolis, dabar aš nuveiksiu per tave. Laikas keltis ir Dievą šlovinti. Up. Kelkis, Rimvydai. Up. Jėzaus Kristaus vardu. Tai dabar Dievas per Rimvydą kažką gero nuveiks. Taip. O prieš tai negalėjo? Jis buvo miręs. O prisikėlė. Ir dabar šlovins Dievui. Dabar jisai turi ką pasakyti. Palauk, kad aš turiu daug klausimų. Tai ką reiškia numirti savo? Numirti savo naudiškumui, išdidumui, užsispyrimui. Kad aš čia viską valdau, geriau žinau. Taip. Nužeminti save reiškia mirti savo. Nužeminti save. Jo, o kas tai kas man patinka, čia taip turėtų būti, aš žinau, šitiek metų aš dariau, aš kitų nepripažinsiu, kas bebūtų, eikit visi nuo manęs atokiau. Amen. Ačiū, broliai.
Bet geri broliuškos. Matai, atsitraukė. Jis dar nori numirti. Man reikia vėl reikia patepimo rimvidai. Bet kaip supratau, vieną kartą neužtenka numirti, reikia pastovi vis numirti ir numirti, kad galėtų Kristus Suprantate, veikti. kaip dvasia veikia? Dvasia marinkite save, nes vis iškyla tas aš noriu, aš čia padariau, aš suprantu, nes tas visą laiką iškyla ir dvasia raminkite, marinkite. Gerai, tai jeigu iškyla pavydas, tai kaip dvasia marinti pavydą? Dieve, padėk man, tu viską valdai. O kaip dar galim dvasia marinti, pavyzdžiui, pavydą? Man reikia kreipti kreipti į Dievo mintis. Kreiptis į patį Dievą ir naudoti jo mintis ir ieškoti jame atsakymą. Ir tada, kad dvasia nenuliūstų. Jeigu aš nemarinsiu taip, tai dvasia nuliūs ir aš pradėsiu siautėti ir kol manęs kitas brolis neatgaivins, tol aš būsiu viskas. Taip, veiksmas toliau, gyvenimas toliau tęsiasi, manęs taip lengvai neatsikratysite, nes manie gyvena įkyri, tai yra šventa Dievo dvasia. Klausimas, nes minėjote, kad tarkim iškyla pavydas, pavydžiu gal žmogui ten dėl kažko, gal va turi geresnę karjerą, ten pinigų daugiau, man vis negana, žinai. Ir jūs sakėte dvasia marinti. Tai tarkim, pavydas, gal pyktis iškilo, nepykanta kažkokia tai žmogui, nes netai pasakė, netokie įsitikinimai. Ir dabar dvasia marinti. Ir dvasia marinti tai kad Dieve padėk, duok man savo mintis. Aha. O iš kur man gauti Dievo mintis? Tai yra skirta, priedangai yra bendruomenė, kur yra skelbiamas Dievo žodis. Ir ten Dievo žodis tai yra Dievo mintis. Taip, kad būtų Dievo minčių apie mane ir manyje kaip smėlio. Nėra smėlio, čia tau nepajūris. Žvyru. Kaip smėlio. Tai apsaugos mane nuo žudimo, nuo kenkimo savęs ir kito. Tai mano tikslas, vienas iš tikslų, aišku, keliauti tą kelionę su Dievu. Ir sakau, Dieve padėk, ir šventoji dvasia bent jau jį kalba ir man neramu. Bet aš prisimenu dalykus, primena man, ką aš girdėjau. Bet pavydas, iškyla. Man užtenka tai, ką aš turiu. Nenorėkite, Dievas aprūpina, ir kaip ten su tais paukščiais yra. Jis pasirūpina kiekvienu paukšteliu, suteikia maisto. Kaip iš kur žino gandras, kur skristi, jeigu pamaitinti savo mažylius, paukščiukus. Taigi čia Dievas valdo, jisai nusiunčia ir jisai randa ir atskrenda ir jisai duoda savo gandriukams maisto. Tai kaip jis neparūpins savo kūriniais, tai brangiausiais, jisai labiausiai pamilo žmogų. Tai kaip jis neparūpins? Tai va čia, žinai, o ko man trūksta, džiaukitės tom, ką jūs turite, nes jūs turite daug. Jūs turite turtą danguje, kuris yra amžinas. Jau turite išmintį, kuri amžina. A šitam danguje? Ne, ten reikia toliau, už to. Reikia žiūrėti kiaurai per šitą, tai prasiveria, tai... Tik dabar nieks neprasiveria. Prasivers dar. Čia reikia turėti kitą akį. Nesupratau, kokią dar kitą akį. Dvasinę akį. Aš tikiu, tikėjimo akis, kad taip yra. Dievo žodis sako, aišku, kad yra tas kitas trečias dangus, kur Dievas sėdi nuo savo sostį ir Jėzus Kristus dešinėje. Jo. Tai va Dievo, man Dieve suteik
suteik man tas mintis, kur jos apsaugotų mane. Ir iškyla pavydas. Natūralus, nes yra kūne gyvenu, yra ta prigimtis, bet jeigu aš girdėjau žinią, aš girdėjau iš Dievo žodžio. Atsiprašau. Nesirūpinkite tuo, ko jums nereikia rūpintis. Kas nepriklauso. Nes nerimas, man nereikalingas nerimas tuo klausimu. Aš turiu viską, ko man reikia. Aš turiu. Saulė nešviečia, ko taip tas stogelį darai? Man ten šviečia. Niks nešviečia. Į kitą pusę. Nu tai jo. Į tą pusę. Gerai, dar vieną klausimą. Čia jūs labai užsivedęs kalbate, reikia jūs pertraukinėti ir užduoti. Plačiau. Klausimas, tai gerai, aš pasiėmu tą Bibliją ir skaitau namuose, atsisėdu savo ir bendrauju su Dievu. Mąstau Dievo mintis, ką man ta bažnyčia, ką man ta bendruomenė. 100 metų. Aš sakau, aš nepabrėžiau individas, kad turėtų namuose būdamas tai daryti. Aš pabrėžiau bendruomenę. Galite atsisėsti. Bendruomenė, nes taip sukūrė Dievas. Tai yra Dievo standartas. Bendruomenė. Tai yra, dar kitaip sako, Kristaus kūnas. Tai yra jo standartas. Jis nepasakė, kad jūs, žmonės, gyvenkite kas savo, atskirai ir studijuokite raštą ir pažinkite raštą ir tai pažinsite mane ir jūs save pažinsite. Ne, jūs pažinsite mane ir mano veikimą per kitus ir būdami kartu su jais. Atleidimą. Susivaldymą. Kaip pažinsi, būdamas vienas užsidaręs studijuojantis raštą? Kaip pažinsi, čia yra Dievo charakteris, o kaip pažinsi jį? Ramybė, tai yra taika, susitaikinimą. Kaip tu būdamas namuose ir studijuodamas pats? Gyvendamas su netikinčiu? Pažinsi? Tas, kuris nepažįsta Dievo? Susitaikinimą pažinsi, atleidimą pažinsi. Ir pažinsi, kas yra malonė, tai, ką gauni nemokamai, nepažinsi. Tai yra bendruomenė ta vieta, kad gali pažinti. Nes ten jie girdi tai, ką ir tu girdi. Jie visi girdi. Ir Dievas per juos visus irgi veikia. Tik tai skirtingai. Dėl to ir vyksta brolis aštelina brolį. Ir dėl to vyksta susitaikymai. Ir įvyksta. Ir kodėl vis dar kartu? Dėl to, kad yra gyvas Jėzus Kristus. Ir jis siuntė guodėją, šventąją dvasią, tas, kas mus ir sustiprina. Tai šventoji dvasia, kuri mus yra, kaip įgalina eiti link susitaikymo, link nusižeminimo, nes tai čia yra, čia yra džiaugtis turtu tokiu, kad aš daugiau turiu negu kaimynas. Koks čia džiaugsmas? O jis pavydi, gerai, koks čia džiaugsmas? Tai kvepia nešvara, nes aš nieko neturiu. O džiaugtis tai, kad aš pažįstu jį, aš pažįstu Dievą ir aš turiu viską, ko man reikia. O Dievas dadeda, nes pažadėjo, ieškokite mano karalystės ir visa kita jums bus pridėta. O čia tai šventa Biblija. Taip, Deividas varto sesers Alionos Bibliją. Aš atsiverčiau ir mes po pirmo pokalbio su ta senyva moterim ir ta jos dukra, kaip šnekėjom,
mes paėgėm, palaimino mus ir mes palaiminom, atsiskyrėm ir aš atradau eilutę ir mes meldėmės už juos. Ana. Už Aną ir už Irina. Ir man tai eilutė va. Ir kokia malda. Viešpatie, pakilk, Dieve, pakelk savo ranką, neužmiršk vargdienio. Paprasta eilutė. Nu vargdienio. Nu jie renka skarbonkės ir viskas. Nu, toks gyvenimas. Ateina iš Kalotės, eina į Klaipėdą, kažkur ten keliauja. Bet esmė, nu įdėta į širdį. Ir vat, viešpatie pakelk savo ranką. O kai jisai savo ranką pakelia, kas vyksta? Žemė sudreba, griaustinis sugriaudė, žmonės praregė, supranti? Ir vat čia malda, neužmirš vargdienį, nu pasirūpink, kad jiems netrūktų nieko. Ko? Kad būtų pilna viduj. Ne kad materialų dalykų, ne, bet pilna būtų pasitenkinimas, kad aš galėčiau būti, nu, sakyti, wow, aš gyvenu. Kad ir kur aš esu, kur aš miegu, palapiniai, nu, bet gera man girdėti paukštelių balsą. Čia širdyje meldėsi, ar ten su tai žmonėmis? Aš va tą eilutę skaičiau ir mes meldėmės kartu, vat garsiai. Ir vėl ją sutikom. Ir sakom, lai pasimelskim, išgelbėjom maldą. Neužmiršk tai yra, neužmiršk vargdienių viešpatie. Ir mums įkrito dar kartą pasimelsti. Priėmė tą, susikabinom ant vidurį taką. Susikabinom ranką. Tai čia yra paprasta. Ta prasme, mes taigi teologai čia. Žinai, Čia tik tais pas prezidentą, o tie vargdieniai jau patys kalti. Susireikšminti. Ne, mes pašaukti eiti pas visų. Nu, dabar buvo laikas, pabendrauti su tokiais, bus laikas ves prie kitų. Nes Deividas, kas sako, buvo, žinai, žmonės pareina į žygį. Ir daug į žygį eina, jie turi tikslą, žinai, prie jų eiti evangelizuoti, nu, iš tikrųjų, jie eina į tikslą, jie skub į žygį, nežygiuoja. Jiems 15 km žygis buvo. Ir man... 15 tai ne 35. Mes sutinkam, mes žinom. Ir vienu žodžiu, sakau, Deividai, einam prieš tų žmonės. Nu, mes jų, nežinau, sakau, nu, kažkaip einam atgal, vėl į tų žmonės. Ir mes einam atgal, tie žmonės prieš mumis, žinai, eina į tą žygį. Ir žiūriu, ir aš meldžiuosi, žinai, aš šiandien ir meldžiuosi. Ir žiūriu, dvi parvažiuoja su vežimukai. Iš karto viskas, viskas aišku. Sakau, aš čia šnekinsiu, sakau, Deividai, aš nežinau, bet sakau, aš čia šnekinsiu. Aš jas kalbinu. Viskas ir prasidėjo. O galim jūsų paklausti klausimą, kodėl jūs kalbinote žmonės nepažįstamus? Dievas pasakė, mato Evangeliją. Tai yra jo tikslas, ne mano. Jėzus pasakė, mes skelbėme patį Jėzų, ne save. Jis pasakė, skelbkite ir liudykite. Tarp kitko, prieš Evangeliją sesuo Aliona paskambina ir iš korintiečių, jeigu neklystu, 5 skyrius. Pateikė eilutę. Tai aš pasakiau dabar. Taip, nes čia sesuo Aliona, jinai iš pat ryto prieš evangelizaciją pateikė tą eilutę, kad jūs einat ne save, o Kristų. Ką Jėzaus paliepimas yra, mato Evangelijoje 28 skyrius nuo 18 eilutės. Jis kalbėjo savo mokiniams prieš iškeliaudamas. Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir todėl eikite. Ir todėl eikite. O kadangi aš dabar, manyje Jėzus, ir duota visa valdžia danguje ir žemėje, eikite. Kam?
nu, ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Kam? Tu jau mane padarė, aš jau veinu. Kam? Tam, kad išplistų ta viltis, kad baigsis karas, baigsis kančia, baigsis pykčiai, baigsis neapykanta, baigsis. Nes Jėzus atėjo griauti tą visą karą, kuris buvo, tą kitą politiką, kur valdžia buvo sugalvojus žudyti. Nežudyk, o suteik malonę, nekeršyk, o palik Dievui tą kerštą. Mūsų atėjo, keitė dalykus. Jie buvo žmonės įsibėgė. Tai čia dabar, įsibėgė žmonės. Mums tiklas keisti, taip kaip Jėzus. Ir jis pasakė, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir daugiau parašyta Amen. Jis sako, esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Tai čia parašiau prieš 2000 metų. Ir dabar yra. O tai pasaulio pabaiga dar nebuvo? Atėjo? Praėjo? Ne, dar nebuvo. Jis sakė, jis yra kartu su mumis. Jis yra. Ir kai mes einame, jisai ir naudoja, ir jisai kalba tai, ką mane apmokino. Kai tai, ką aš sužinojau, aš noriu išskelbti tą viltį. Ir galiausiai viskas baigsis. Susipriešinimas baigsis. Kas atsitiko? Argi ne Dievas veikia? Kodėl? Tu iškleili klausimą. Bet tai ne visi klauso, aš vadaliau ir išėjo ir nepasitenkinęs liko. Žiūrėk, čia prie tos kapavietės geri dalykai vyksta. Aš daviau skrajutę ir jisai nusisuko ir galvoja, iš visi, kas iš to? Šiandien labai linksmas broliukas. O jūs tai skelbėt, jūsų klauso bent jau. Tai va, tu nuveikiai didelį dalyką, nes parašyta pirms Korintiečiams 3 skyrius. Nuo 4 eilutės iš daugiau. Kol vienas sako, aš Pauliaus, kitas, aš Apolo, argi nesate kūniški? Kas yra Paulius? Kas yra Apolas? Tarnai, kurių dėka įtikėjote. Kas yra Saulius? Kas yra Rimvydas? Tarnai, kurių dėka įtikėjai. Ir kurie tarnavo, kiek viešpats kiekvienam skyrė. Kiek viešpats kiekvienam skyrė. Jie netarnavo daugiau, kiek nebuvo paliepta. Gerai. Tai va, 6 eilutė. Aš sodinau, Rimvydas sodino, Apolas laistė, Saulius laistė. Daugiau darė biškį materialų. O Dievas augino. Aš sodinau, Rimvydas sodino, sėklas mėtė, skrajutę. A, taip, kad čia man kiš. Ir galiausiai sutinka kitą, Saulių. O aš čia kažkokią skrajutę tave, kas čia parašyta, aš nesuprantu. O Saulius sako, wow, čia yra Dievas nusileido iš dangaus ir tave pašaukė vardu. Sigitai, Dievas myli tave. Ateik pas jį. Wow, o tai kodėl man taip nesakė? Nes sėkla pradžiai auga. Sėkla auga, tai yra Dievas augina sėklą. O kai Dievas augina, man, kaip sėklos metėjui, man mažai rūpi. Aš atlikau tiek, kiek man skyrė. Tiek man, jeigu aš daugiau iš savęs reikalauju, argi nesate kūniški? Sau pataikaujat.
Va, dėl savęs, dėl reklamos, kad va, aš nuveikiau. Ne. Čia argi nestekūniški savo. Wow. Dievas augina tą sėklytę, kurią daviau. Jis tegul tvarkosi, tai jo darbas. Jeigu aš bent jau pamastysiu, ar kaip ten jam sekasi, tai jau aš kišuosi į Dievo darbą ir aš jau užsimetu tokią naštą sunkią, kad man net kiaušinienė būtų sunkiai išsikepti. Taip. Amen. Amen, broli. Kas čia vyksta? Čia po interviu pamokslo visi apsikabinom. Kaip fainiai. Dievas tiek daug brangių žmonių padovanojo. Va čia tai jėga. 2 broliai ir sesutė. Man kepurė iškrito. Pagaliau kažkas maisto gavo, reikia eiti pažiūrėti, kaip jie šičia su storais savo storais tušiais skrančiais. Žiūrėk, lėkštė, Rimvydo lėkštė iškeliavo, viso gero Rimvydai. Dievas kaip visada iš savo sandėlių vėją pastoviai leidžia. Nesuprantu, kodėl. Aš irgi. O tai kas tą lėkštę dabar paims Rimvydai? Ai, tu jau palaukus vis vien vaikščiosi. Kokie puotos namai, pasižiūrėk. Kiek spalvų pas mane kamera tiek negali perteikti. Bele kiek spalvų. Bele kiek jau. Jo. O čia yra Dievo malonė be familiarumo. Galim paprasčiau. Mes ką tik įsiaiškinam žodžio reikšmę, mums nebereikia aiškintis nieko. Nuogumas ar pavojus ar kalavijas. Parašyta, dėl tavęs mes ištisą dieną laikomi avimis skerdimui. Ar supratot? Taip. Mūšis. Sąžiningai aš nelabai. Gerai. Aš suprantu. Jo, čia yra esmė.